1, 2, 3, 4. Okay, yep. First, let's break down the drum figure into 4 beats. Now you're ready to tackle the basic bongo rhythm beat. Stalo futbolo aš pats susidomėjau dar prieš porą metų. Mes turėjome stalo futbolo darbe. Na ir žaisdavom ir mane jis iš karto labai užkabino. Aš pamačiau perspektyvas ir galimybės, kad tai yra ne tik adrenalinas ir azartas, bet kad tai yra jau įvaldžiu šiek tiek greitieji šachmatai su rimtais psichologiniais elementais, su taktika, analizė, greitis, adrenalinas, azartas, įtampa. Labai daug dalykų savim kombinuojantis sportas ir aš iš karto ir strigau jame. Aš pradėjau jau nuo pirmųjų dienų darbę sėdėti iki išnaktų ir gilintis į tai. Tai čia reikia ir turėti ir gerą mąstymą, ar ne strategiją išmanyti. Aš galvoju, kad čia tiesiog reakcija svarbiausia. Ne, reakcija yra dalykas, kuris yra svarbiausias pirmą akimirką, kada pradedama žaisti ir tiesiog reaguoti kamuolį. Bet čia yra pats primityvas, pati pradžia stalo futbolo. Žodžiu, yra rimtas sportas, egzistuojantis jau daug metų pasaulyje. Dar nepriklauso olimpiniam, ar ne? Dar ne, bet jis yra pretendentų sąrašuos. Now stop this record for a while. It's producing a good sound. Būna kaip ir tenise žaidžiama setais, ta prasme iki kelių pergalių, būna viena pergalė, na įvairiai. Tai va, ta trukmė yra neapibrėžta, na o pagrindinė taisyklė tai aišku yra nesuk rankenų. Tai čia pirmiausia, nes yra iš kažkur, tai pas Lietuvos žmonės yra įprotis nuo seno, kad stalo futbolas žaidžiamas sukant rankenas. Tai yra toks pats idiotizmas, kaip daužyti per biliardo stalą su lazda iš viršaus ir žiūrėti, kaip kamuoliai laksto į šonus ir sakyti, man taip smagu. Žiūrėk, ir pataikau dar kartais. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Vartininkas yra labai sudėtingas darbas, nes vartininko darbas yra fiziškai jisai negali uždengti, nebent pradedantį žaidėją, kurį jisai gali suspėti uždengti. Jeigu gerai muša smūgius, profesionalas, fiziškai to nėra įmanoma uždengti. Įmanoma tik tai sudaryti iliuziją jam, kad tenais yra skylė vartuose ir pačiam tai žinoti ir pastebėti, kada jis jau ruošiasi, kada jau išsiduoda ranka, išsiduoda veidas, kad jisai jau muš, šokti tenais, kur vilioji ir tikėtis, kad jis tenais ir muša. O jis gali atvirkščiai, ten, kur tu rodai skylę, pakilt mušti ten, kur tu stovi dabar, nes tu nušoksi tenais. Nu, žaidimai prasideda, žodžiu. Na ir gerasis dalykas yra tas, kad nauji sportininkai, jie jau mokosi iš geriausių ir mokosi teisingų dalykų. Mes pirmieji, kurie pradėjom, tai mes kaip dinozaurai buvom blogus dalykus išmokę, kuriuos paskui teko pakeisti savo ir tai va, tai nauji žymiai greičiau užauga ir labai rimtą konkurenciją sudaro.